Sveiki, draugai. Noriu truputėlį pakalbėti apie saulės audras. Noriu pasidalinti savo pajūtimais, supratimais ir žiniomis. Paskutinius kelis metus, kai vyksta saulės audros, jaučiuosi labai aktyvi. Jeigu tai vyksta naktį, tai net negaliu miegoti, pasiemu knygą dažniausiai ir skaitau. Labai daug jaučiu tos energijos. Kovo mėnesį buvo stiprios saulės audros, aš tuo metu buvau lauke. Buvau išėjus su šunim pasivaikščioti ir tiesiog pradėjau su jais žaisti, dūkti, lakstyti po pievas. Ir bėgdama suvokiau, kad turiu tiek daug jėgos, tiek daug energijos, kad rodos toj pakilsiu į orą. Tai buvo tokia neįprasta ta būsena lengvumo. Tuo momentu prisimeniau, kaip skaičiau Saulės Zujūtės knygą, kurią įgarsinau Sąmonės drakonų keliais. Ten vienoje planetoje būtybės panašios, ten į vėžlius, į krokodilus, patiria eterėjimo procesą ir tampa tokie kaip pripūsti balionai ir jiems labai lengva tampa judėti. Tai tuo momentu aš pagalvojau, kad su manim dabar vyksta tas eterėjimo procesas ir aš darausi kažkokia labai lengva ir bėgu tokiu nerealiu greičiu. Ta prasme, man greitai 50 metų, tai po pievas aš šiaip savo nelakstau, o čia toks pilnas jėgų kūnas, kad atrodo bėgi ir negaliu atsistebėti, iš kur tai yra. Tuomet atėjo mintis, kad kažkas erdvėje vyksta. Grįžusi į namus pasižiūrėjau per kompiuterį saulės audros ir ten rodė iš tikrųjų aukščiausius tuos balus, 9. Tai buvo toks pikas, kuris būtent man pasireiškia kaip energijos perteklius. Ir dabar, praeitą savaitgalį, kai buvo tos saulės audros, tai aš irgi jaučiausi vėl labai turinti daug jėgų. O vakar vakare visai netyčia YouTube išmetė man, pasiūlė, rekomendavo pažiūrėti tokį video. Rusų astrologas, ekstrasensas Aleksandr Litvin dalinasi savo žiniomis apie tai, kas vyksta per tas saulės audras, apie visą tą fotonų išsiskyrimą. Ir jis paminėjo tokį dalyką, kuris, kadangi man atitiko, surezonavo, tai noriu ir jums pasakyti, kad tie žmonės, kurių gimimo datoje metuose yra paskutinis skaičius 6, pavyzdžiui, 1956 arba 1996, kai yra paskutinis metų skaičius 6, tai tie žmonės pagal kiniečių sistemą yra turinti savyje daug ugnies stichijos. Ir kai vyksta tos saulės audros, ta ugnis pas žmogų dar labiau jinai aktyvuojasi ir sustiprėja. Ir man tai smagu, daug energijos, bet iš tiesų tai yra labai pavojinga, nes ta padidėjusi ugnis, jinai gali ir sudeginti ir nervų sistemoje kažkokius dalykus padaryti. Tai jeigu mes medituojam ir esam pratę prie tų aukštų dažnių, po truputį kasdien, tai mūsų kūnas, jisai palaipsniui prie to prisitaiko. Bet jeigu mes neturim tų dvasinių praktikų, tos dieviškos ugnies, kuri ateina į mūsų sistemą, į mūsų kūną, subtiliuosius kūnus, tai tos saulės audros mums yra iš tiesų pavojingos, savo tokiu stipriu dažniu užpildančios mūsų kūnus. Ir čia toks ateina pavyzdys, kaip tarsi važiuojam prie jūros, atostogauti. Ir jeigu mes kasdien einam pasideginti, pasimaudyti, ten skiriam po pusvalandį, po valandą, po būtent saulės, tai mūsų oda, mūsų kūnas pripranta palaipsniui, po truputį. Ir jis nepatiria to tokio šoko, kaip būna, kad mes atvažiavom prie jūros ir visą dieną praleidom ant saulės ir oda nudegusi, puslėm išėjusi, o kartais ir netgi visokios rimtesnės bėdos ir ligos. Tai tas po truputį palaipsniui pripratimas prie aukštų dažnių per praktikas, per meditacijas iš tikrųjų mus gelbėja. Bet kokiu atveju tos ugnies mūsų kūne gali atsirasti per daug. Gali būti, kad atsitinka visokie pažeidimai, ypač nervų sistemos. Ir todėl visada yra rekomenduojama gerti daug vandens. Visų pirma, nes tas fotonų išsiskyrimas
Būtent Aleksandr Litvinis ir kalba apie tai, kad natūraliai gamtoje gyvūnai, jie bėga slėptis į savo urvus visokius sulenda, kai vyksta šiaurės pašvaistės. Nes tas fotonų išsiskyrimas degina smegenis. Ir būtent tą smegenų dalį, pačią seniausią reptiloidinę, kaip jinai vadinama, kuri atsakinga už instinktus. Ir kaip šis žmogus pasakojo, kad tai, kas įvyko čia praeitą savaitgalį, ties stiprios saulės audros, tai pasiekmes mes matysime vėliau. Daug vėliau, nes kol viskas ten susigulės, susisloksnios, tuos pokyčius, kuriuos mes patyrėm, kažkam gerus, kažkam blogus transformacijos procesus, mes stebėsim truputėlį vėliau. Tai patarimas būtų toks, kad kai vyksta visos tos saulės audros, šiaurės pašvaistės, labai gražu, noris įamžinti, nupaveiksluoti, bet iš šio žmogaus buvo patarimas, kad nebūkit ten ilgai. Padarėt nuotrauką ir eikit į patalpą, kur tų fotonų apšvitinimo gausite mažiau. Ta prasme, kaip gamtoje natūraliai gyvūnai elgėsi, taip ir mums reikėtų pasisaugoti ir nebūti ant to švitinimo. Ir gerti daug vandens, kad neišdžiūtų mūsų smegenėlės.